visi prisijungė į Arsa Group 2025 Drago finalus. Čia Aurum 1006 km trasoje. Čia jau bolidai apšilnėja, dar kol kas nefinaliniai važiavimai jie gavo dėl ypatingų oro sąlygų. Čia tikrai apsiniaukė pas mus Palangoje ir netgi keli lašai iškrito. Bet finalai panašu, kad kol kas bent jau preliminariais darbomis įvyks. Ir visai netrukus pamatysime čia greičiausios traukos lenktynių lietuviškai žvaigždės, kurie važiuoja čia. Čia taipogi pasakysiu įdomią informaciją. Čia dalyvauja net ir Lietuvos ralio čempionas Giedrius Notkus. Tai tikrai bus įdomu pamatyti labai skirtingą techniką. Turim ir elektromobilių, ir senų gerų dyzelių. Tai tikrai bus įdomu, dėl to kviečiu likti su mumis, stebėti šias traukos lenktynes. O dabar trumpas siužetas apie tai, kas vyko dieną šiandien čia. Tai labai labą dieną, ponios ir ponai, sveiki gyvi visi atvykę į Palangos Dragą 2025. Tradiciškai atrodo, kad prabėgo 365 dienos kaip viena savaitė ir vėl mes esame čia 1006 km lenktynėse. Taip, Linai, labai tokia graži atkarpa, sakykime, tos 365 dienos, per kurias tu galėjai įvertinti, kas tavo gyvenime pasikeitė ir įvyko, ir lygiai taip pat, kaip klostėsi traukos lenktynių dalyvių gretos ir tos gretos, kurios yra ir besikartojančios čia pas mus Arsa Group Lietuvos policijos tauriai laimėti 200 metrų Drago traukos atkarpose ir, žinoma, autokultūroje. Tai pokyčių, be jokios abejonės, yra tikra gausybė ir džiugu, tiesą sakant, būti tų pokyčių dalimi. Matome, kad Palangos Dragas koja, kaip sakant, kiekviena pėda žengia vis į viršų ir šį savaitgalį mes turime dar vieną super galingų, super brangių ir super prabangiai važiuojančių automobilių pasirodymą. Linai, mes visai ką tik neseniai matėme siužetą iš tai, kas vyko šios dienos programoje, kvalifikacijoje. Savai žodžiais, trumpai, kas tave sužavėjo, kas labiausiai paliko įspūdį po kvalifikacijos? Tiesą sakant, mes turėjome šiandien tikrai puikią dieną tikroje Drago trasoje. Na, kaip vadinkime, tikroje, ar ne? Mes šalia 1006 km lenktynių trasos ties Nemirsetos posūkių esame užtvėrę eismą ir ten turim aiškę, gražią, visiškai ilgą, gerą tiesąją, kur galime varžytis tiek 200, tiek 400 metrų distancijose. Tai šiandien mes reikalus sprendžiam būtent 1/8 mylios distancijoje, 201 metras su šiek tiek centimetrų. Nu ir jeigu apie emocijas pašnekėti, žinok, jų yra tikra gausybė, kadangi pamačiau tokios technikos, kurios Lietuvos Drage dar nebuvo. Ir aš matau, kad ta technika vis galingėja. Driverių profesionalumas taip pat didėja.
Ir matau, kad bent jau driverių akise dega noras laimėti. Sakoma, yra velnės mažose detalėse. Kokias detalės pilotai, lenktynininkai, sakykime, tobulina, kad pasiekti tą kokį įmanoma greitesnį reakcijos laiką, galų gale važiavimo laiką ir taip toliau? Niekam nepaslaptis, kad labai daug ką lemia investuota ir pinigų krūvelė į visą šitą reikalą ir, kai kam sekasi geriau, kai kam prasčiau. Tiesa, yra ir tokių pilotų, kurie visiškai patys skandina savo rankas tepale ir pabando iš to sukurti visiškai prabangiai gerai važiuojančius automobilius. Tiesa, negali taip jau 100% teikti, kad Lietuvos drage viską lemia pinigai. Taip. Kadangi dabartinės drago taisyklės yra sukurtos atskiroms klasėms ir kiekviena klasė turi savo laiko indeksą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sportininkai užsideklaravę važiuoti tam tikroje klasėje, jie negali važiuoti greičiau, nei leidžia tos klasės laiko indeksas. Tokiu būdu mes bandome šiek tiek sulyginti automobilius pagal jų galimybės, bet kiekvienas sportininkas, pasakysiu atvirai nuo širdies, turi tikrai galingesnę techniką, nei gali važiuoti toje klasėje. Todėl kiekvienas stengiasi galbūt šiek tiek atleisti, galbūt šiek tiek pristabdyti prieš finišą tam, kad nepažeisti klasės indekso ir važiuoti visiškai juvelyriškai. Kalbant apie taisyklės, paminėjai jas, man labai yra įdomu. Aš asmeniškai žinau, bet galbūt galėtum pristatyti apie šviesoforo taisyklės visiems tiems, kurie galbūt čia atėjo pasižiūrėti gyvai pirmą kartą, o galbūt žiūri mus tiesioginę transliaciją. Na tai šviesoforas tai tarp mūsų dragerių vadinama eglutė. Jeigu jūs išgirsite šiandien sakant, kad kažkur yra eglutė, tai nebūtinai bus merginos vardas, o tai greičiausiai bus kalba apie šviesoforą. Šviesoforo viršuje yra 4 baltos spalvos lempos ir tos 4 lempos turi būti uždegtos, kai pilotas atvažiuoja visiškai tiksliai ant starto linijos. Pradžiai yra uždegamos viršutinės 2 ir po to, kai jau ratai visiškai atrieda į tinkamą vietą, užsidega visos 4. Ir kai mes matome, kad šias 4 lempas uždegę yra abudu pilotai, tada starto teisėjas paleidžia eglę. Ir čia bendru sutarimu šį savaitgalį eglė degama tuo standartiniu paprastuoju būdu, kada po 1-3 kartus užsidega geltona šviesa ir tada iš karto degama žalia. Tai užsidegus žaliai šviesai, pilotas realiai privalo važiuoti į trasą, kadangi jau yra paleidžiamas laiko matavimas. Pagal drago taisyklės kvalifikacijoje, tai yra visą dieną, kai mes važinėjome trasoje, tas pramiegotas laikas nuo uždegto žalio šviesoforo signalo arba išvažiuota į trasą per anksti, padarytas liaudiškai falstartas, buvo visiškai neužskaitomas, ar ne, nes mums tai reikėjo tiesiog užfiksuoti trasos įveikimo laiką nuo starto iki finišo. Dabar finaluose mes jau turėsime pagal taisyklės visiškai sukomplektuotą važiavimą, tai yra reakcijos laikas plus trasos įveikimo laikas. Reiškia, kad pilotai negali miegoti, nes jų konkurentas tikrai to pasinaudos ir, aišku, reikia neperdegti, neišvažiuoti į trasą per anksti, nes jeigu falstartas, visi mes žinome, ką automobilių sporte reiškia falstartas. Taip, tikrai taip, ir aš dar šiek tiek mintimis, kol pasakojai, nusikėliau į šios dienos kvalifikaciją, kur buvau priėjęs pakalbinti ir patį, darom pasiekti ir mane aplankė taip pat labai gražus prisiminimai visų tenai susirinkusių žiūrovų, kurie labai turėjo patogias ložės sėdėjimui, stebėjimui visos dienos kvalifikacinių dragų. Tai, mylėjai, jeigu šiais metais to nespėjote padaryti, turite progą dar, sakykime, apsvarstyti galimybę prisijungti kitais metais. Bet šiandien yra šiandien ir šiandien yra finaliniai važiavimai Arsa Group Lietuvos policijos tauriai laimėti ir dabar pats laikas, manau, pašnekėti yra apie orus. Jo, mes esam tie greičiausiai sinoptikai, kurie matom dabar ir transliacijos televizijos ekrane, greičiausiai tą jaučia ir susirinkę visi 1006 km lenktynių žiūrovų vietose. Greičiausiai matote, kad estų laiko matuotojai, komanda Edra dabar čiupinėja Palangos trasos asfaltą ir
Greičiausiai deklaruos netrukus, kad lenktynės kol kas yra stabdomos, taip ir yra. Taip ir yra. Lietus, tai yra bene viena iš dviejų nelaimių Drago sporte. Kita nelaimė tai yra išlieti tepalai arba kažkokios kitos cheminės medžiagos paleistos iš automobilio. Ir bendroji visumoje, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad trasa yra slidi ir automobiliai dėja negali važiuoti į trasą. Niekam nepaslaptis, kad dabartiniuose Dragose sportininkai dažniausiai važiuoja slick tipo padangomis arba sportiniam padangom. Na ir jos yra nepritaikytos važiuoti ant lietaus. Linai, skambina Dragas, pasiklausom. Iš lietingos trasos pas mus šalia manęs Aivaras, pagrindinis šventinių organizatorius. Aivarai, kokia dabar situacija ant mūsų lyja? Nu, automobilių sportas toks yra. Mes esam šiek tiek lepus, mes negalime važiuoti ant šlapio, kadangi važiuojam su plikomis, padangomis yra didžiuliai greičiai ir didžiuliai pagreičiai. Šiuo momentu mes palauksime apie 20 minučių, pažiūrėsime, ar įsilis, ar nudžius greitai trasa. Jeigu nudžius greitai trasa, mes nutrauksime treniruotės, susistatysim jos į finalus ir važiuosim toliau. Tai duokim 15-20 minučių pasižiūrėti, ant kiek stiprus tas lietus bus. Jeigu ne, tada mes finalistus jau apdovanosim pagal ryte įvykusią kvalifikaciją. Tokios tos naujausios žinios iš organizatoriaus. Dabar reikia apsiginkluoti kantrybę. Grįžtam pas komentatorius. Jo, ir tai greičiausiai matome visiškai realią padėtį. Dabar bent jau per mūsų transliacijos patalpos langą matome, kad akivaizdžiai stipriai lyja. Ir aš supratau, kad šių varžybų organizatoriaus Aivaro lūpose skambėjo šiokia tokia viltis, kad viskas bus gerai. Tai prie tos vilties ir didelio noro, kad viskas būtų gerai, prisidėkime mes visi, bet kaip jau ten gausis, taip jau gausis. Šiaip jau pagal reglamentą tokiose lenktynėse, kaip ir organizatorius sakė, jeigu mums kažkas trukdo suorganizuoti finalinius važiavimus, tikrasias tas kovas, na, mes galėsime apdovanoti sportininkus pagal įvykusios kvalifikacijos rezultatus. Ir, nu, šiaip jau, matau, aš net įsivaizduoju, kad kai kurie iš pilotų galbūt šiek tiek ir džiaugtųsi, ar ne, tokia situacija. Taip, ir pavyzdžiui, būtent dabar mes matome link Klaipėdos visiškai sausas asfaltas, o debesėlis tačiau užlyjo tą 200 metrų atkarpą ir viskas turim, ką turim. O ten už tilto, kur jungia Kretingą ir Palangą, juodas visiškai debesys ir visiškai matome, kur pasibaigiantis yra lietus. Žinai, jeigu organizuotumėm dabar finalinius važiavimus mūsų Drago trasoje, gal ten net ir nelyja. Šiaip jo, norėjau pratęsti mintį apie orus ir tai, kas vyko čia per tuos visus dešimtmečius Palangoje, bet mes dabar turime interviu ir pasiklausom. Jo, ir tas interviu, tiesą sakant, bus su žmogum, kuris potencialiai gali netgi nugalėti savo įskaitoje. Tai yra krepšininkas Deividas Gailius. Šalia manęs vienas iš Drago lenktynių dalyvių, krepšininkas pakeitęs religiją į traukos lenktynės Deividas Gailius. Kaip sekasi kol kas iki šios dienos ir iki šios etapo, iki finalinio važiavimo, kaip kol kas važiavas? Iš tikrųjų viskas gerai sekėsi ir tenai smagu buvo važiuoti. Taip džiaugiamės, kad to lietaus nėra, bet va, į vakarą vis tiek atėjo ir labai gaila, kad tie finaliniai važiavimai greičiausiai nevyks. Jau pats esi vis tiek važiavęs, ne pirmas Drago lenktynės tau. Kokia patirtis šiaip, va tokiam sąlygom teko kažkada, kad dėl lietaus atšauktų lenktynės iš viso? Tai visada dėl tokio lietaus atšaukia lenktynės. Dažniausiai to labiau dabar, kai laiko daug nėra, tai tikrai nemanau, kad čia išdžius ar kažką, tai apmaudu. O kaip pačiam dabar situacija, jeigu visgi būtų apdovanojimai ne pagal šitą važiavimą, o pagal prieš tai vykusius važiavimus, ar šviečiasi taurė? Palik kvalifikaciją, buvau pirmas, tai... Gal ne taip blogai? Gal ne taip blogai, iš tikrųjų. Bet norėtųsi finalus suvažiuoti. Ja, tai žinoma, visi dėl to atvažiuojam, visi norim pakonkuruoti tą emociją, tas iš tikrųjų labai prideda džiaugsmą. Pačios Aurum 1006 km lenktynės iš ta trasa, grinai būtent traukos lenktynėms pačiam patinka. Kelintą kartą važiuoji? Patinka, iš tikrųjų važiuoju, nežinau, gal jau 6 metai, tai tikrai laukiam, tik tai dažniausiai kažkas nuvilia. Apie automobilių tavo standartinis, kaip visi lenktynininkai sakysi, kad standartinis, ar kažkas paburta vis tiek, kad būtų smagiau? Ne, biški padaryta, bet tikrai ne per daugiausia, tai kiek važiuoja, tiek užtenka dabar. Supratau, tai linkiu kantrybės ir nesulyt, dabar kol laukiam, gal prastestas lenktynės. Grįžtam pas mano kolegas. Tai taip, tai matom, kad Deividas Gailius šiek tiek su liūdesiu dabar apžvelgia mūsų 200 metrų trasos tolius ir greičiausiai jis supranta, kuom gali pakvipti apskritai šį vakarą
Palangos Drago lenktynėse, bet šiaip Davidui Gailiui noriu pasakyti, kad jis taip nenusimintų, kadangi mes rytoj turėsim visą pilną dieną mūsų pagrindinėje Drago trasoje su 402 metrų distancija. Ir ten jau galėsime važiuoti visiškai pilnai. Tikėkime, ten oras mums leisi. Linai, bet suteikime, vis tiek yra smagu, kai tu startuoji starto finišo tiesioji, filmuoji TV3, vaikšto reporteriai, kalbina, susibūrė bendrą minčių krūvą, ima interviu, tikrai yra smagu ir to yra dalis autosporto žavesio, tikrai. Taip, labai liūdna iš tikrųjų dėl visų dalyvių. Nors yra buvę praktikoje, aš prieš Davidą Gailių norėjau minėti, yra praktikoje, kai taip nulijo. Ir tada automobiliai važinėjo ratais, realiai visi dalyviai važinėjo ratais nuo variklio skleidžiamo šilumos, kad iššildytų tą asfaltą ir galėtų jo toliau važiuoti. Bet vėlgi, tai buvo iššildyta ta vidurinioji dalis, o ten, kur ratai sukasi, ten, kur ratai važiuoklė sukasi, tai ten jau buvo šlapė ir dėl to buvo nutrauktos tos varžybos ir jos neįvyko. Nors pastangos buvo vienerius metus dėtos tikrai labai didžiulės. Iš principo tai yra vienas iš trasos sprendimo būdų šitame epizode, kad reikėtų važiuoti trasa, kai tik nustos lyti, nes kol kas vis dar lyja čia Palangoje. Na, o dabar mes turime interviu su viena žavia dama, pasiklausom. Šalia manęs yra Airida Beniušienė, viena iš lenktynių dalyvių. Labą dieną. Kaip visgi dabar planavote, jau tikriausiai ir su šalmu buvote, laukėt finalinio važiavimo, kaip nuotaikos? Nu, nekokios dabar nuotaikos, buvo iki tol geras, dabar žiūrėsim, kaip čia bus. Kaip iki tol sekės? Vis tiek čia jau finaliniai važiavimai, turėt kvalifikacinius važiavimus. Jeigu visgi neįvyktų tie finaliniai važiavimai, ar tenkintų toks rezultatas, koks nes vyktų? Ne, netenkintų. Kelinta vieta šiečias? Tvirta. Medinis medalis. Taip. Kaip jums pačiai šitą trasą? Vis tiek tikėtina, kad ne pirmą kartą važiuoja čia Aurum 1600 km trasoje Draga. Patinka specifikacija pati ir varžybų tokia seka visa? Trasa man iš tikrųjų nebloga yra, sukėbimas neblogas, atrodo viskas normaliai. Iki kol nelyja? Taip, iki kol nelyja. Kelintos varžybos šiemet? 3 tik tai man. Ir dar sezono nepabaiga tikriausiai? Ne, bus. O Drage, ekspertės paklausiu, yra atskira moterų įskaita? Nėra. O reikėtų? Gal ir būtų įdomu. Mes perduosim Aivarui šitą informaciją, nes manau, kad vis tiek damos gal net ateitų jų daugiau. Šiaip yra kolegių damų draguojančių? Yra. Ir jūs greitos, ar jūs greičiausia? Karalienė Drago? Nu, nežinau. Visos tobulėjam. Tai, kaip sakau, aš nežinau, greičiausia gal ir nesu. Esam ten, sakykime, kelios gal panašaus lygio. Nu, ne lygio, bet dėl mašinos, ta prasme, galingumo. Bet aš manau, kad ir kitos merginos greitai pakils aukščiau. Pagrindinių lenktynių dalyviai treniruojasi simuliatoriais. Kaip jūs treniruojatės, ruošitės traukos varžybom? Nesiruošiu niekaip. Mes policija nesakysim, ar būna tu visgi šviesoforo lenktynių nuo žalio iki žalio? Aš nelabai iš tikrųjų tą darau. Nelabai propaguoju. Supratau, tai linkiu, kad greitai lietus praeitų ir dar tęstųsi iš tos lenktynės, grįžtam atgal pas kolegas. Ir Airida Beniušienė, neva sakydama, kad ji tikrai nesitreniruoja, bet važiuoja puikiai, jos, žinokit, rezultatai stebina mus jau daugybę metų, kadangi Airida Beniušienė dažniausiai atvažiuoja pasimti pirmos, blogiausiu atveju antros vietos savo įskaitoje. Tai važiuodama baltų GTR-ų, ji daugybę metų džiugina visų Drago mylėtojų akis ir be jokios abejonės Airidai sėkmės. Tiesą sakant, ir šį savaitgalį, aišku, čia dabar lietus jaukia mūsų visus planus, bet kaip jau minėjau, mes turime rytoj ir tikėkime, kad bent jau tai mums bus šio savaitgalio laimėjimas. Kol kas, tiesą sakant, mes esam jau kažką laimėję, tai turėję puikią dieną kvalifikacijos, o dabar tenka stebėti į besidaužančius lietaus lašus į automobilių stogus. Bet šiaip norėčiau atiduoti labai gražų komentarą visiems susirinkusiems žiūrovams visoje dienoje, kvalifikacijos metu, lygiai taip pat ir dabar, kurie mūsų ekranuose tikrai stebi, žiūri, palaiko, džiaugiasi, kad ir kaip bebūtų, kad ir kaip yra, kad ir kaip bebus, bet jie su mumis. Ačiū Jums, mylėjai, kad esate ir mes turime dar vieną gražų interviu, pasiklausome. Osvaldai, elektromobilis per lietų dar Drago trasoje nebaisu, kad užtrumpins? Ne, nėra šansų jokių. Ne per tokį lietų važinėjęs. Dabar šiltai sėdėt šilutės, ne? Jo, šaldausi. Dabar šildausi.
Supratau, kaip elektromobilis, šiaip retas dar kol kas atvejis pas mus Lietuvoje, kad Drago lenktynės elektromobilis važiuotų Tesla, jų yra ne viena šiandieną, jaučiat kažkokį pranašumą? Visiškai jokio. Neturiu sukibimų šiandien. Visiškai per daug arklių ir neturiu jokio sukibimų. O pavyzdžiui, kai kurie nepilnai bakus pilasi degalų pilnus, specialiai, kad lengvesni automobiliai būtų, kaip jūs su elektra darot, nepilnai bateriją kranot ar kažkas panašiaus? Kraunausi pilną, bet nemanau, kad kaip šiandien, kad reikėjo pilną krautis, nes per daug galingumo ir visiškai jokio sukibimų. Kaip eksperto nuomonė tęsis lenktynės, ar jau baigtum čia dieną? Baigtos. Supratau, gerai, ačiū Jums labai. Grįžtam į studiją. Šnekant apie Teslas, tiesą sakant, Osvaldo Buzo, kuris praėjusiais metais šventė pergalę Palangos Drage savo įskaitoje, jam šį savaitgalį iššūkį meta Kęstutis Fedirka, kuris atvažiavęs taip pat su Tesla S-Plaid'u, pačia galingiausia versija. Taip jau oficialiai lyg ir deklaruojama 1020-1040 arklio galių, bet šnekant apie visas tas subtilybės, kaip elektrinis automobilis važiuoja Drage, tai ką minėjo ir Osvaldas, automobilis yra pakraunamas pilnumoj. Jo baterijos, tiesą sakant, užtenka važiuoti panašiai 2 dienas Drage, bet kai baterija pradeda silpti, gale mažėja. Ir viena iš tokių subtilybių, norint gerai startuoti, be abejo, driveriai launchina, kaip sakant, automobilį, ar ne? Ir jeigu tas launchinimas vyksta ant elektromobilio, tai gale pradeda pabėgti pakankamai greitai, kadangi kaista baterijos ir žodžiu, Tesla tiesiog netenka savo pagrindinės galios. Nors būtent S-Plaid modelis dar pernai tikrai įrodė mum, kad gali važiuoti labai labai greitai ir apskritai kvalifikaciniai rezultatai taip pat šiandien buvo žavūs. Linai, kas būtų, jeigu būtų, jau kartojosi, bet kaip mūsų atrodo kvalifikaciniai rezultatai? Ir mes galime juos, tarkime, apžvelgti ir informuoti visus žiūrovus, kas kokioje vietoje, kokioje klasėje, jeigu taip nutiktų, kad varžybos būtų nutrauktos ir panašu, kad mes ir keliausime link to, bet laukime oficialaus organizatorių patvirtinimo. Tai apie klases ir vietas. Taip, tai gal pradėkime nuo daily įskaitos. Tai vadinkime lėčiausią klasę, kurios laiko indeksas buvo 8,3 sekundės. Ir čia Palangoje, žinai, sakyti lėčiausia klasė yra ne visai atitinkantis tie žodžiai, kadangi automobiliai suvežti būna jie tikrai galingi. Ir kol kas, pagal kvalifikacinius rezultatus, pirmas būtų Valdemaras Krajauskas. Kraja su Chevrolet Camaro. Jis trasą įveikė per 8 sekundės 36 šimtasias, važiavo visiškai praktiškai ant laiko indekso ribos ir Valdemaras Kraja, jeigu oro sąlygos nebeleis važiuoti, kas panašu ir įvyks, tai Valdemaras Kraja turėtų susivinioti pagrindinę daily įskaitos taurę. Antroje vietoje... Valdemaras Kraja yra gana greitas. Jis yra kietas bičas. Jis žiauriai kietas bičas. Ir beje, aš girdėjau tokius gandus, kad šitą Chevrolet Camaro jis pardavinėja. Tai ar tai yra tiesa, aš negaliu pasakyti, bet Valdemaras, jis su šitu savo aparatu yra pasiekęs tikrai daug. Praeitais metais buvo jo debiutas, jeigu aš neklystu, ar užpraeitais? Ar debiutas buvo užpraeitais, aš irgi nepakomentuosiu, ar dar prieš, kaip sakant, metus, bet Valdemaras Kraja, man atrodo, pernai Palangoje turėjo geriausią savo važiavimą ir žodžiu, Kraja, kaip sakant, įrodė, kad jis yra senas dragsteris, ne tik organizatorius, ne tik Drago komentatorius, bet ir puikus Drago pilotas. Aš su juo visai kitą savaitę taip pat komentuosiu vieną renginį, tai... Turėtų būti ir bus ir jo Camaro tenai. Antroje vietoje daily įskaitoje yra Rokas Ramanauskas iš Raseinių su savo legendinę senąją Audi URS 4. Tai jo kvalifikacinis laikas buvo vos 1/100 sekundės dalimi prastesnis negu Valdemaro, tai aš tiesą sakant labai tikėjausi dvikovos finale tarp tų dviejų bičių. Trečias Kęstutis Klimas su Audi S4, 8,43. Na tai va, tai 3 patys stipriausi. Toliau Stock klasė, galingesnė įskaita. Geriausią rezultatą mums pademonstravo Audi A6 pilotas Davidas Berčius, 7 sekundės 72 šimtosios. Tiesa, stokinėje klasėje laiko indeksas 7,7, tai važiuota visiškai praktiškai ant klasės laiko indekso ribos ir tai buvo tiesiog geras, gražus pasirodymas. Antras Marius Jocius BMW M4, 7 sekundės 75 šimtosios, irgi, sakyčiau, geras pasirodymas iš tų kelių matytų kvalifikacinių važiavimų. Na ir trečias Erikas
Čiagaruk su BMW 340XI. Jis taip pat buvo arti 7 ir 76. Toliau, street klasė, pati didžiausia ir gausiausia dalyviais klasė šiandien Palangoje. Geriausiai pasirodė Domantas Bimba su Tesla Model S, pirmoji Tesla matyta mūsų šį savaitgalį Drage. 7 sekundės 31 ir čia labai geras, švarus, arti indekso važiuotas rezultatas. Antras Nerijus Bražinskas, Audi A7, 7:32 ir trečias vienas iš Drago vilkų, tai yra Aleksej Isakov su Audi A8 Long versija, 7:32, 900. Tai taip atrodo stipriausių ir greičiausių kvalifikacijoje trijulė. Toliau dar galingesnė įskaita 6,9 sekundės laiko indeksas. Ultra Street klasė. Pirmą rezultatą geriausia pademonstravo jau mūsų matytas krepšininkas Deividas Gailius. BMW M240, jis važiavo visiškai ant klasės laiko indekso. 6 sekundės, 6.903. Tai yra labai gerai, labai stipru ir sveikinimai Deividui Gailiui, suvažiavus labai profesionaliai. Toliau antras rezultatas Marijuš Alencinovič su Audi RS7, 6:95, taip pat geras laikas. Ir trečias Paulius Valentėlis, Audi RS6 Performance, 6:96. Na ir mūsų patys kiečiausi šį savaitgalį, patys stipriausi, tai yra Unlimited įskaita. Geriausią rezultatą pademonstravo dėmesio 1800 arklio galių, apdovanota Audi R8, kurią pilotuoja kaunietis Kęstutis Gilys. Jis kvalifikacijoje pademonstravo geriausią laiką 6:38 ir tai yra apskritai oficialus geriausias įskaitinis rezultatas šiandien Drage. Sakyk, Linai, tas 1800 čia saugiu režimu, ar čia ir koks sukimo momentas galų galia tokios jėgainės? Žinok, apie sukimo momentą aš tikrai nepapasakosiu, kadangi tai galėtų galbūt atskleisti pats pilotas, bet greičiausiai jis to net ir nepadarytų, nes dažniausiai, žinai, yra savų paslapčių, savų niuansų Drago sporte. O klausimėlis, padangų plotis, jis yra ribojamas, apibrėžiamas kažkaip tai? Ne, to kaip ir nesu girdėjęs, kad neva taisyklėse kažkur būtų apibrėžta, kad reikia užsidėti kažkokias... Pasitikslinau. Taip, kažkokias riboto dydžio padangas. Tai Kęstutis Gilys su Audi R8 turi pirmą rezultatą Unlimited įskaitoje. Antras Kęstutis Fedirka, mano minėtasis, su Tesla S-Pleidu. Ir dėmesį, jo kvalifikacinis laikas geriausias 6:40. Tai jis yra vos 200 sekundėm lėtesnis negu 1800 arklio galio valdomas aparatas. Ir trečias lieka kvalifikacijoje Laimis Sadauskas su raudonaja Audi R8, taip pat iš Kauno, 6:45. Kiek kalbėjau su Laimiu Sadausku, pirmajame važiavime Laimis Sadauskas būtent užsikabino šito laiko, 6:45. Pagalvojo, kad norėtų važiuoti geriau. Jo inžinierius truputėlį pakonfiguravo automobilį ir padarė tai per stipriai, ar ne? Šiaip Laimis Sadauskas sakė, kad važiuoja su 880 panašiai arklio galių šį savaitgalį 200 metrų. Ir tai jam davė 6:45. Toks yra Drago sportas. Toks yra tas Drago sportas, toks yra negailestingas ir Palangos šiandien oras vakare. Ir Dragas, traukos lenktynės, viena tų disciplinų, kuri nevyksta esant šlapiai kelio dangai. Dar viena tokia yra NASCAR lenktynės, o čia yra Lietuva, čia lietus lyja. Turime, ką turime ir visi dalyviai jau po biškį keliauja atgal į techninio aptarnavimo miestelį ir panašu, kad organizatorius vis dar laiko tą oficialų sprendimą. Ir tik gavę naujienas mes informuosime apie didžiausias, greičiausias naujienas jau visai netrukus. Žinai, ir liūdniausias momentas yra tas, kad ne tik Dragas, žinai, pasibaigė mūsų trasoje, bet ir ką dabar veikti? Prie jūros tai nenueisi? Nors esi, nebent tas žmogus, kuris, kaip sakant, myli jūrą, myli lietų ir šitą komplektą. Tai ką, ponios ir ponai, naujausia informacija iš varžybų organizatorių. Sprendimas yra toks, kad šiandien jau,
visiems aišku, kad važiavimai yra nutraukti. Nugalėtojai bus paskelbti pagal kvalifikacinius rezultatus, o kvalifikacijos rezultatų ir dalyvių apdovanojimai įvyks rytoj apie 18 valandą po 1600 km Superpolo, ar ne? Tai ką, ačiū Jums, čia buvo Gintas Štavičius, Linas Majauskas. Linas Majauskas visai neseniai pristatė, kas buvo greičiausiai kvalifikacijoje. Pagal šiuos rezultatus mes ir apdovanosime dar kartelį visus tuos, kurie buvo greičiausiai kvalifikacijoje rytoj po Superpolo apie 18 valandą. Dar kartelį, ačiū Jums. Ir žiūrėkit, na, mes esam tie dragistai, kurie mes nepasiduosim, žinokit, iki pat paskutinės akimirkos. Mano paskutinė akimirka yra rytoj 11 valanda ryto, ar ne? Jeigu jūs esate Palangoje ir jeigu jūs mylite dragą, žinokite, kad mes esame tiesiojoje ties Nemirsetos posūkiu. Ten yra uždarytas eismas, bet jūs važiuokit prieš eismą. Ten yra ženklas, kad tiesiog ženklas į dešinę, į lenktynių vietą. Ir ten rasite visus drago sportininkus, taip pat be abejo žiūrovus. Visi tie, kurie myli dragą, rytoj 10:30 jau pradeda rinktis drago trasoje ir mes važiuosime. Mes, gerbimi, važiuosime 402 metrus, tai, ką mes labiausiai mylim. Už tai, dėl ko mes čia renkamės, ar ne, dėl to, kad turime puikias sąlygas, tiesią, gerą trasą, lygią trasą, kas yra labai svarbu. Ko mes neturime Kazlų Rūdos karinėme aerodrome ir tie patys galingiausi automobiliai, jie niekur neišvažiuos. Jie, žinokit, rytoj atsuks viską, ką jie turi čia Palangos Drage 2025. Ačiū visiems. Prisijungkite dar kartelį, gražaus Jums vakaro, iki rytojaus. Iki.